skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Štai Dievo gėris, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Noriu šitą progą daugeliui padėkoti už tai, kas vyksta šitoje koplyčioje. Noriu padėkoti tiems pirmiesiems iniciatoriams, kurios irgi ilgą laiką globojo adoraciją, paskui dėkoju tiems, kurie dabar globoja, tvarko adoraciją. Ačiū visiems, kurie groja, gieda, patarnauja mišioms, kurie rūpinas, kad šita koplytėlė būtų jauki Viešpaties šventovė. Labai prašau jūsų maldos, jūsų, kai adoruojate Viešpatį, manau, reikia daug melstis už kunigus. Kadangi nuo jų labai daug kas priklauso, nuo to, kaip jie atstovauja Viešpatį, kaip jie tarnauja, nuo tos tarnystės bažnyčioje labai daug kas priklauso. Melskitės, kad šventi būtų ir vyskupai, ir kunigai, kadangi bažnyčia ji nebijo nei persekiojimų, nei kokių sunkenybių. Šitie laikai irgi yra bažnyčiai pakankamai sunkus. Sekularizmas yra nemažiau pavojingas už atvirą bažnyčios persekiojimą, už tai, kad persekiojimo metu žmogus instinktyviai sukaupia jėgas priešintis, o sekularizmas žmonės padaro kaip kokią balą, kurioje viskas sunyksta, klampiojama ir nematoma kelio. Taigi tai šitokioj apsupty ypač yra reikalingi labai šviesūs ir šventi kunigai. Šitą intenciją labai dažnai prisiminkite savo maldoje. Dabar suteiksiu visiems palaimą. Viešpats su jumis. Garbė Viešpaties vardu. Padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Telydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Kodėl yra svarbu adoruoti Lietuvoje? Todėl, kad Lietuva yra be galo mylimas Dievo kraštas. Europoje būtent Lietuva yra paskutinis pakrikštytasis kraštas. Lietuva yra pati jauniausia Dievo bažnyčios duktė. O tėvas nepaprastai myli savo mažąją jauniausią dukrą. Dievas labai myli Lietuvą. Ir jisai pasiuntė savo sūnų tam, kad atskleistų gailestingumo pranešimą. Kai mes garbiname Dievą Lietuvoje, mes adoruojame gailestingąjį Jėzų ir mes gauname visas gailestingumo malonės. Mes žinome, kiek daug žmonių Lietuvoje kentėjo dėl karo, dėl okupacijos. Tai giluminė kančia. O Jėzus, gailestingasis Jėzus, atėjo tam, kad mus paguostų,
ir kad mums padėtų prisiartinti prie Dievo su pasitikėjimu. Ir šis gailestingumo pranešimas buvo patikėtas būtent Lietuvai. Man patinka kartais taip sakyti. Nereikėtų, kad tas gailestingumo paveikslas liktų vien tik Vilniuje. Reikia, kad šis paveikslas būtų kiekvieno lietuvio širdyje. Kad kiekvienas lietuvis būtų gailestingumo paveikslas ir veidas. Ir ši adoracija pakeistų mūsų širdis, tam, kad suteiktų mums gailestingas širdis. Širdis pajėgės mylėti, pajėgės atleisti. Tai didysis atleidimas visiems, kurie mums padarė blogą. Tai svarbu bažnyčiai. Ir tai ruošia mus visus Kristaus atėjimui. Mums reikia įgyti nuramdytas, rames širdis tam, kad galėtume pasitikti ateinantį Jėzų. Štai aš ateinu netrukus, yra sakoma Apokalipsėje. Visiems tas šilčiausias ačiū. Tokia graži 5 metų sukaktis. Ačiū adoruotojams, ačiū tiems, kurie jis išleisdavo ir ačiū tiems, kurie ateidavo išlysti. Pasimelskite, kad atsirastų ir daugiau adoruotojų ateityje dar 5 metus. Ir paskui dar 5 metus. Ir pasižiūrėsite, kas ten bus. Gal čia bus nauja bažnyčia pastatyta, tai čia tik išeis. Nauja nestatys, bet šitą remontuos. Dar kartą dėkoju ir giedotojams, ir adoruotojams, ir maldininkams, ir skaitovams, visiems. Ačiū. Viešpats su jumis. Laiminės visagalis Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telydinis viešpaties malonė. Pamėginsime padoruoti kokią nors giesmelę, garsiai sugiedokite, kad visi jungtų ją. Kai Lietuvoje vyko 2000 metais eucharistinis kongresas, kongresas pažadino tokį troškimą, kad reikia įsteigti nepaliaujamą, nenutrūkstamą adoraciją, nenutrūkstamą garbinimą švenčiausio sakramento. Ir pirmieji pradėjo Vilniuje mūsų broliai jonitai
prie bažnyčios, kurioje jie yra įsikūrę. Ir nuo jų užsidegė kiti, dar kitose vietose Vilniuje, vėliau Kaune 2005 metais. Dabar, kai ta adoracija vyksta nepertraukiamai jau vienoj vietoj pastoviai šitoj studentų koplyčiai, dieną ir naktį, o katedroje dėl sąlygų ten apsiribojam tik dienos metu, bet tai yra sustiprinimas. Vienoj vietoj vyksta diena, o kitoj vietoj vyksta ištisą parą. Ir žmonės, kurie dalyvauja šventų mišių aukoje paprastą dieną, jie turi pilną galimybę pasilikti ar kitų metu ateiti į adoraciją, ateiti pagarbinti viešpatį, su juo asmeniškai pasikalbėti. Tiesiog pabūti, klausytis, ką viešpats sako, pasilikti, žvelgiant į jį be žodžių. Ir tai yra pati gražiausia, turbūt, adoracijos būsena. Ir iš čia adoruojančių žmonių teko ne vieno liudijimą girdėti, kaip iš tikrųjų atrodo labai užimtumas trukdė jiems čia ateiti, bet pradėję jie atvirkščiai atrado daugiau laisvo laiko. Paskui rado, kad daug daugiau gali padaryti, nes čia išmoksta klausytis viešpatės ir leisti jam vadovauti. Šlovins tave visi karaliai, viešpaties kelius ir darbus apgiedos, nes didinga tavo garbė. Štai aš viešpatie noriu vykdyti tavo valią ir teesie man pagal tavo žodį. Štai aš viešpatie noriu vykdyti tavo valią ir teesie man pagal tavo žodį. Alors les hommes ont toujours adoré. Žmonės visada garbindavo, iš pradžių jie garbindavo gamtos jėgas. Jie jautė, kad yra kažkas, kas yra didingesnis už juos ir jie norėjo atsigręžti į tą aukštesnę būtybę. O Jėzus atėjo mums apreikšti, kad reikėjo garbinti Tėvą. Kai mes garbiname, mes atsigręžiame į savo Dievą, mūsų Tėvą. Ir mes pripažįstame, kad gauname visą iš jo. Jis mus sukuria, jis mus veda link savęs, jis mums duoda savo sūnų Eucharistijoje. Ir jis mus kviečia kontempliuoti ir susisiekti su juo tikėjime per Eucharistiją. Štai kodėl mums patinka adoruoti ir nusilenkti prieš švenčiausiąjį sakramentą. Nes mes pripažįstame ten esančią Dievo akivaizdą. Mes galime priimti visą Dievo meilę ir galime jam atsidėkodami gražinti save pačius. Taigi adoracija tai yra meilės akimirka, meilės vienybės tarp Kūrėjo ir jo kūrinio akimirka. Mes pripažįstame, jog esame mažutėliai, bet tuo pat metu begaliniai mylimi. Ir kad Dievas yra mūsų tėvas. Tai nuostabu galimybė adoruoti. Kai mes esame šalia kažko, ką mylime, mes galime pailsėti, nes tai teikia saugumą. Adoracija tai
kelios akimirkos laimės praleistos su Dievu. Ir ten mes įgauname jėgų. Ir po to galime vėl grįžti į gyvenimą ir daryti visą, ką reikia daryti. Su ta jėga, Dievo buvimo, Dievo akivaizdos jėga, kuri yra mumise. Štai kodėl mums privalu adoruoti. Kol mes netradome, kas yra adoracija, mūsų gyvenime trūksta kažko labai svarbaus, nes mes esame padaryti dėl Dievo, o Dievą sutinkame tik per adoraciją. Tai visus kviečiu, tuos, kurie dar netrado, ką reiškia adoruoti. Aš jūs kviečiu patirti, įgauti patirties, šio panirimo į tėvo širdį patirties, tam, kad pailsėtumėte prie jo. Ir mes tampame kaip maži vaikeliai, labai paprasti ir labai laimingi. Ir mūsų džiaugsmas yra adoracija. Tu palaikai mane gyvą savo